Labadiena, futbolo gerbėjai. Šiandien sveikinusi su jumis iš Raudondvario stadiono Kauno rajone, kur prasidės 2026 metų Lietuvos moterų A lygos sezonas. Šį dviejų šių futbolo akademijų mūšį prasideda mačas čia Raudondvaryje. Futbolo akademijos futbolininkėms čia David. Čia Trum. Šį kartą sužaidžia Žalgiris. Ir visiškai puikia proga čia. Vėl praranda kamuolį Marijono futbolininkė. Ir štai taip krenta pirmasis įvartis šiandienos rungtynėse. Jo legionieriai iš Nigerijos Sandra Aduruokivi, kol kas šiandien kairiajame krašte. Ir čia pavojingas perdavimas ir antrasis įvartis krenta čia. Rajono futbolo. Ir čia labai arti dar viena atlytė. Vėl durų. Ir vėl, dabar gali bėgti Žalgirio saugiai ir štai taip, labai arti. Šiandien labai stiprus vėjas, ir matėme, kad kamuolys neskrenda tiesiog Kauno rajono futbolininkėm. Čia geras perdavimas priekį. Čia du, bet nėra nuošalės. Viena prieš vieną ir Dubė. Antrasis jos įvartis šiandien čia 0 rezultatu priekyje. Viena nieko gali padaryti, vėl į priekį. Perdavimas čia. Čia laiku ir vietą Šubelytė ir 4-0. Erika Šubelytė išnešti. Ta kamuolį Kauno rajono futbolo akademijos žaidėjams čia sustabdyta Ignonoba. Ir prasideda antrasis kėlinys čia. Dugbe vėl iš toli pasibando. Šubelytė prie kamulio, bando smūgiuoti, bet leidžiasi į priekį. Vėl daug žaidėjų Kauno rajono futbolo akademijos baudos aikštelėje. Dugbe. Ten skuodžiai puolimą. Baudos aikštelėje David ir ten galva. Kriaučiūnaitė dabar gali siųsti kamuolį į priekį, bet Ignonoba į priekį ten Emai Kriaučiūnaitei. Leidžia, ir pagaliau. Kažką gali sukurti čia Kauno. David. Ir čia Dugbe vėl puikia proga gali Audis Savickaitė. David. Čia peina David. Ir geltoną kortelę čia užsidirba. Potnės. David iš toli link vartai. Panašu, kad ten tik momentinis skausmas buvo jai. Ir Gruodytė. Čia peina Gruodytė Makarevičiūtė. Aikštės baudos aikštelė, Penkauskaitė. Į baudos aikštelę ir Ema Dauja. Penkauskaitė, puikiai proga. Ir čia
Penkauskaitė pasiekė, čia kamuolys. Duruoja. Mylytė ten pasiekė kamuolį. David. Mylytė, na. Štolitės. Ir viskas. Mačas Raudondvario stadione baigėsi 4-0 rezultatu. Laimi šias rungtynes MFA Žalgiris Emerald futbolininkė.